Labą dieną, susitinkame eilinėje mokyklėlėje, eilinėme video ir šį kartą kalbėsim apie WordPress, apie tai, kaip jį sureguliuoti, nustatyti, nustatymus visus pažiūrėsim. Žodžiu, patys pirmieji žingsniukai, kurie iš tikrųjų reikalingi, kad pradėt darbą su WordPress, kad susikurt savo puslapį, kad susikurt savo tinklapį, blogą ir taip toliau, viską, ką tik tai jūs norit. Žodžiu, šiandieną pirmieji žingsneliai. Taigi, ką pirmiausiai iš tikrųjų mes turim padaryti, tai vat matot čia vaizdą, matot mūsų WordPress. Aš jau jį padarius lietuviškai, kas dar nepadaręs, mes išmoksim ir šitai. Na ir kad pirmiausiai prieš pradedant darbą turėtumėm viską patogiai ir tai, kas būtina ir kas svarbu, pirmiausiai einame į nuostatas ir pirmiausiai žiūrim pagrindinės nuostatas. Paspaudėm pagrindinės nuostatas ir kągi mes čia turim. Pirmiausiai turim tinklapio pavadinimą, aš čia jums rodau iš savo tinklapio, todėl matysit mano nuostatas, bet jūs turėtumėt pasidaryti taip, kaip jums patogu ir taip, kaip jūs norit. Tinklapio pavadinimas, jis labai svarbus, kadangi jis bus matomas. Jis bus matomas ir Google paieška, priklausomai nuo to, koks bus pavadinimas, gali būti greičiau arba ne taip greitai surandama paieškoje. Pavadinimas, taip pat tinklapio apibūdinimas. Šitie du dalykai svarbus, juos apgalvokit. Žinau, kad kai kūrėt WordPressą, sakiau, kad tai nebūtina, ta prasme, kad tai ne tiek svarbu kūrimo metu, dabargi be abejo pagalvokit, kadangi tai bus matoma. Ir kad geriau būtų mums dirbti, tai einam čia viršui, kur tas namukas nupieštas ir rašo Gidream, spaudžiam dešinę pelytės klavišą ir atidarom atskiram lange mūsų puslapio vaizdą, kad galėtume matyti, ką mes čia padarom, padirbam, nustatom, kad galėtume matyti, jeigu mums reikia, kad galėtume pasitikrinti, kaip tai iš tikrųjų atrodys. Taigi, todėl atidarę tą puslapį, mes matysime, kad tas mano pavadinimas Gidream šiuo atveju jūsų bus, kokį jūs išsirinksite. Jis yra viso mano puslapio pavadinimas ir jis yra matomas čia viršui ieškiklyje, tai yra Google'as būtent taip ir mato ir patį pavadinimą ir tą paaiškinimą išmokime kurti verslą online. Matom, kad ieškiklyje irgi matysim, jeigu užvedam pelytę, būtent tai ir matom. Todėl labai svarbu, kad pagalvotumėt ir, žinoma, aišku, nėra tokia tragedija, kadangi po to galėsit keisti. Na, toliau čia WordPress adresas ir visa kita, jau mes juos turime, jie automatiškai duoti, nieko keisti nereikia. Elektroninio pašto adresas, šitas adresas reikalingas, kad būtų tikras geras, nes tai, ką WordPress'as siūs kažkokias tai žinutes jums, tai jums siūs į būtent šitą paštą, kurį čia registruositės, kurį įrašysite. Registracija. Čia galima parinkti, kad galėtų žmonės prisiregistruoti jūsų puslapyje, kam to reikia. Ir manau, kad tai labai naudingas dalykas, kadangi ateityje galėsit registruotiems nariams pateikti daugiau informacijos, ypatingesnės informacijos, naudingesnės informacijos, kažko tai daugiau, ko negali matyti visi kiti. Tokiu būdu žmonės norės registruotis, norės sužinoti kažką daugiau. Galbūt šiandieną tai nėra svarbu, kadangi kol kas mūsų puslapiai tušti, visiškai tušti, mes juos kursim, darysim, bet ateityje tai labai geras toks dalykas, kadangi žmonės norės registruosis, norės gaudami ypatingos informacijos. Ir be abejo, registruoti žmonės, tai yra mūsų ateities verslo partneriai. Kai žmonės registruojasi, jeigu padėsim varnelę, tai reiškia, bet kas galės registruotis, bet kai žmogus prisiregistruoja, mes galim parinkti, kokį statusą tas žmogus galėtų turėti. Jeigu jisai bus tik skaitytojas, tai jis turės mažiausiai
toks labiausiai apribojamas, ne, jisai skaitytojas, bet kadangi jis jau prisiregistravęs, jis gali kažkokios gauti daugiau informacijos. Pagalbininkas jau turi daugiau visokių leidimų, ar ne? Autorius dar daugiau, autorius gali rašyti straipsniukus, ne tik mes patys, ar ne, redaktorius gali redaguoti straipsniukus ir to autoriaus, ir mūsų, ir savo paties, na ir be abejo administratorius, kas reiškia, tai žmogus, kuris turi visas funkcijas, gali atlikti visas funkcijas ir savaime suprantama, mes esame administratoriai, kiekvienas savo puslapį, ar ne? Toliau, aišku, nustatom laiko juostą. Na, kadangi aš gyvenu Ispanijoje, man Madridas, mano laiko juosta, jūs nusistatot kiekvienas pagal save. Toliau galim nusistatyti tokią, kokią esam pripratę, arba patogią datų formą. Čia mums pateikiamas keletas variantų. Kiekvienas nusistatom, kaip mums patogiau, kaip mes esam pripratę, kaip mums yra geriau, ar ne? Toliau laiko formatą lygiai taip pat 12 valandų ar 24 valandos. Labai gaila, kad aš dabar negaliu nusileisti, nes puslapis neleidžia nusileisti, o rašymo langas per mažas. Ir dabar nežinau, ką daryti. Žodžiu, dar nieko tokio aš jums paaiškinsiu, jūs patys surasit, reiškia, jeigu leisite žemiau, čia ko gero trupučiuką pusiau matot savaitės pradžia, tai galima nustatyti vėlgi pagal vietovę, kur gyvenat, kaip įprasta, ar pirmadienis turėtų būti savaitės pradžia, kai kur yra laikomas sekmadienis savaitės pradžia. Nu, žodžiu, mums lietuviams įprasta, kad savaitės pradžia būtų pirmadienis. Jeigu leisitės dar žemiau, rasite tinklapio kalbą, paspaudus va tokį trikampiuką, kaip čia va tokį pat trikampėlį paspausit ir ten jums duos pasirinkimą daugybės kalbų, tame tarpe lietuvių kalbą, pasirenkat kalbą ir po kalba dar žemiau yra toks mėlynas klavišas išsaugoti pakeitimus, paspausite tą klavišą ir visi pakeitimai, kuriuos čia parinkote, bus išsisaugoję. Na, aš iš pradžių buvau darius vieną video su ispaniška kalba, ispanų kalba, bet visgi to video taip ir neparuošiau jums, kadangi pamėginau, pažiūrėjau, kaip čia atrodytų lietuviškai, man pačiai pakankamai keista lietuviškai, nes viską mokiausi ispaniškai, tačiau pamėginsim galbūt lietuviškai, jums tikrai geriau, galbūt aš sugebėsiu kažką jums paaiškinti lietuvių kalba. Taigi, pagal šitus visus nustatymus, pagrindiniai nustatymai tokie. Toliau keliaujam į sekančius nustatymus, tai yra rašymas. Kągi čia kol kas iš tikrųjų čia nelabai ką turim ir veikti. Noriu tik pasakyti, kad ateičiai, kai pildysim savo tinklapį, kai pildysim savo blogą, kai atsiras įvairiausių kategorijų, tada galėsim nustatyti kategorijas. Kol kas mums čia rašo be kategorijos, nes iš tikrųjų dar viskas tuščia, dar nieko nėra. Ateityje rašydami straipsnius, galbūt jeigu taikysim mūsų verslui kažkokius straipsnius, tai gal ir psichologiniai straipsniai, ar ten kažkokie tai video, ar tai apie sveikatą, ar tai apie verslą, kažką bendrai. Nors iš tikrųjų bent jau tą dalį, po to dar pažiūrėsim tą dalį, kuriame bus blogas, siūloma ir tiesiog neminėt kompanijos, neminėt konkrečių dalykų. Blogas turėtų būti kažkas bendrai, ar tai apie sveikatą, ar tai apie gyvenimą, ar tai psichologiją, ar dar kažką. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, ką sutinkam, ką pamatom, straipsniukai gali būti apie viską, bet patartina blogę neminėt nei kompanijos pavadinimų, nei produktų pavadinimų, nei nieko tokio. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų, ko gero visi girdėjot, žmonės eina paskui žmonės. Iš tikrųjų, mes turim
leist save pažinti. Turim leist, kad mus pažintų žmonės, kad apie mus paskaitytų, kad apie mus sužinotų, kad apie mus išgirstų, kad vėliau mokinsimės daryti visokius video, rašysim straipsniukus, kalbėsim. Ir būtent tai suteikia galimybę masiai žmonių mus pažinti, pažiūrėti, kas vyksta mūsų gyvenime, jau tiesiog paprasčiausiai apie mus, ne apie kompaniją. Ir tai blogo daly, todėl galbūt ateityje bus kategorijų apie tom temom, kitom temom, dar kažkokiom temom, gal norėsit išskirstyti, tada atsiras čia daugiau kategorijų, bet tai čia darysim vėliau, kai rašysit įrašus, jūs matot, visi įrašai, kurti naują įrašą, kuriant naują įrašą, jam bus galima paskirti kategorijas ir čia tokiu atveju atsiras daugiau kategorijų. Pirmai pradžiai paliekam, nieko nekeičiam, paliekam be kategorijos, kadangi tiesiog pas mus yra viskas tuščia, ne? Na, numatytas įrašų formatas. Formatas gali būti įvairus, gali būti standartinis ir patarčiau kol kas palikti standartinį. Kodėl? Todėl, kad mes, ko gero, teks mums taikyti ir tekstą, ir nuotraukytės, ir video, ir visokius kitokius dalykus. Tai į standartinį galima suderinti viską, įvairius dalykus. Gali būti įrašai tik tai užrašas, arba pokalbio forma, arba galerija, arba apskritai galima vieną puslapį galima daryti tik galeriją. Galimybės neapsakomai plačios, ar ne? Gali būti įrašai tik nuorodoms skirti arba tik paveikslėliams. Tiesiog gali būti, jeigu parenkam paveikslėlius, tai reiškia visi mūsų įrašai bus tik paveikslėlių forma. Žodžiu, galimybės labai plačios ir iš tikrųjų pirmai pradžiai bent jau tikrai verta pasilikti standartinį, kad galėtumėm derinti įvairius dalykus viename. Taigi, na, toliau čia yra galimybė rinktis, kad galėtumėte iš savo elektroninio pašto rašyti straipsnius ir siųsti juos į blogą. Na, bet manau, kad kol kas nėra taip sudėtinga mums patiems prisijungti į mūsų blogą ar į mūsų puslapį ir parašyti straipsnius, kurių mums reikia, ar ne? Tai šitos dalies, kaip ir visa šita dalis skirta būtent mūsų įrašų darimui iš mūsų elektroninio pašto, bet kol kas kaip ir nepatarčiau, kol neišmoksim gerai manipuliuoti visus šitus kitus dalykus, ar ne? Taigi, sekantis nustatymas būtų skaitymo nustatymas. Na ir šitas nustatymas svarbu, nes pirmiausia, kas yra svarbu, tai yra parinkti, ką mes darysim, kurį iš puslapių mes norim padaryti pagrindinį. Yra du variantai. Daryti taip, kad visi naujausi įrašai būtų mūsų pirmam pagrindiniam puslapyje, o tai reiškia blogo forma, ir blogo forma tai reiškia, kad naujausi įrašai, kaip Facebooko grupėje, ar ne, naujausi įrašai lieka aukščiausiai, pirmi jie ir matosi, o tie, kurie sensta, jie leidžiasi žemyn, lygiai taip kaip Facebooko grupėje. Na, tokiu atveju blogas taip formuojasi ir galima nustatyti, kad mūsų pagrindinis puslapis, tas pirmasis puslapis, kurį įsijungiam, būtų matyti kaip blogas. Iš tikrųjų nežinau, kaip patart, nežinau, kaip geriau, galbūt čia mėginimais atsirinksim, kas yra geriau, kas yra patogiau, galbūt kiekvienam pagal savo nuožiūrą, kas jam atrodys geriau. Ir yra kitas variantas. Pagrindinį puslapį rodyti kaip statinį puslapį, tai yra kažką parašai, kažką įdedi, straipsnius, kažką tokio, ar nuotraukas, ar video, ir šis puslapis nejudės, jisai toks ir bus visą laiką. Žodžiu, tai toks variantas, kurį iš tikrųjų nežinau, kas yra geriau, galbūt vieniem vieną geriau, kitam kitą, jeigu padarysim naujausius įrašus. Tai bus mūsų blogas pagrindinis puslapis, reiškia, bus judantis toks reikalas. Jeigu padarysim statinį puslapį, aš pasirinkau kol kas statinį,
nes man atrodytų galbūt, kad galbūt kažkas yra svarbaus, ką galima turėti visą laiką pirmam puslapį, kas būtų matoma iš karto, ar ne? Tai va. Na ir kiti įrašų puslapis, tai aš pasirinkau blogą, tai būtent, kaip jau minėjau, kad blogas tai yra tokia vieta, kur galbūt pirmai pradžiai bus sudėtinga ir nežinau, bet šiaip jau patarima bent vieną kartą į savaitę rašyti straipsniukus, ar ten įkelt kažkokius video iš YouTube mūsų pačių darytus, ar ne, kad blogas tai yra ta vieta, tai yra kaip mūsų verslo branduolys, nes tai yra ta vieta, kuri leidžia, kad žmonės mus pažintų, nes mes turim būti su žmonėmis, nes iš tikrųjų, kad eitų su mumis, kad darytų verslą su mumis, tai yra jau labai sudėtinga, kad šiais laikais kažkas norėtų daryti verslą ir eiti paskui žmonės, kurių nežino, nepažįsta, nieko apie juos negirdėjo, kažkoks žmogus iš interneto atsirado ir staiga aš turiu su juo daryti verslą. Tai kad nebūtų toks juodas taškas, tai blogas, tai yra mūsų kaip branduolys, mūsų visos veiklos branduolys. Tai yra galimybė leisti, kad mus pažintų, kad mumis susidomėtų, kad matytų, kas mums įdomu, kas mums svarbu, kad žmonės norėtų būti su mumis, kad žmonės norėtų eiti paskui mus, kad žmonės norėtų daryti verslą paskui mus. Reiškia, mes save turim pristatyti, ne verslą, o save. Tai va, savo mintis, savo požiūrį. Ir blogė patariame, dar kartą kartoju, patariame blogė nekalbėti apie savo verslą, apie savo kompaniją. Galbūt kažką abstrakčiai, bet nieko konkretaus. Na ir aišku, čia pasirinkimas, kiek turėtų būti rodoma įrašų, 5, 10, 15, kiek tik tai norit, gali daugiau, mažiau padaryti. Ir RSS sraute ten yra apatinė dalis, kiek tų įrašų galėtų būti matyti. Na ir paskutinė tokia nuoroda, tai yra nurodymas, nustatymas tiksliau. Ar norit, kad ten toje apatinėje daly būtų matomas visas tekstas, ar tik teksto santrauka. Aš pasirinkau teksto santrauką ir kas nori pamatyti visą tekstą, tai paspaudžia žiūrėti daugiau, skaityti daugiau ir tada atsiskleidžia visas tekstas. Nes jeigu visų mūsų įrašų darysim, reiškia, kad matytųsi visas tekstas, tai žmogus atsivers jūsų blogą ir vien tik tai tekstas ir daugiau nieko nemato, o kai ištraukėlės santrauka tokio teksto, tai matys daugiau ir mano manimu, aišku, čia tik mano nuomonė, bet galbūt bus netgi įdomiau. Taigi, čia vėlgi kiekvienas pagal savo skonį, kaip kas kam labiau patinka, kaip kas norėtų, ar ne. Na ir jeigu čia padėsim varnelę šitam paskutiniam kvadračiuke, tai Google paieškoj mes būsim nematomi. Aišku, yra variantų, yra situacijų, kai norim būti nematomi, galbūt kažką kursim, kažką darysim, kažką rašysim, kad tuo momentu nenorėsim būti matomi, uždėjom varnelę ir mes nematomi. Nuėmėm varnelę ir Google paieška pagal tam tikrus žodžius gali rasti mūsų straipsnius, mūsų puslapį, mūsų blogą arba mūsų publikuojamus straipsnius. Na ir kai viską jau padarom, vėlgi spaudžiam išsaugoti pakeitimus ir tokiu būdu mūsų skaitimas užsifiksavo, ar ne, skaitimo nustatymai. Sekantis nustatymai reikėtų pažiūrėti į komentarus. Dabar, kur jie bus tie komentarai, kur jie matysis? Komentarai leidžiami blogė. Jeigu kalbėsime apie statinį puslapį, kas gali būti pagrindinis pirmas puslapis, o kas gali būti ir nepagrindinis puslapis, antras, trečias, bet kuris, tai statiniam puslapį komentarų nėra. Tačiau blogė kiekvieną mūsų postą, kiekvieną mūsų straipsnį, kiekvieną mūsų video gali žmonės komentuoti, jeigu mes leisim. Ir vėlgi čia nustatymai iš pradžių reiškia, kaip būna pagal defektą, kaip sako ispanai, mums ateina puslapis tokioj formoj. Šitos 3 varnelės jos yra padėtos ir patariama, kad jos ir liktų,
Nes bus pirma, antra, reiškia, jeigu mes nurodysim kažkokią kitą nuorodą, kito puslapio nuorodą, tam puslapiui bus pranešta. Antra varnelė reiškia, kad jeigu kažkoks kitas puslapis ar blogas ar kažkas paskelbs mūsų nuorodą į mūsų puslapį, mums bus pranešta, tai yra vėliau ateityje matysim, kad tai yra geras bendradarbiavimo būdas. Ir trečia varnelė, kad leisti komentuoti. Dabar kitos nuorodos, tai yra pirma šita varnelė, kad komentarų autoriai prieš komentuodami, kad būtų komentaras užskaitytas, prašoma, kad jie įrašytų savo vardą ir elektroninio pašto adresą. Tai yra geras būdas, kadangi visų pirma, žmogus, kai jau jis save paskelbė, kas jis toks yra, neteis ir nerašinės, kas pakliuvo, reiškia, iš tikrųjų rašo rimtesni žmonės. O tuo labiau mūsų darbo, mūsų verslo centras, tai ir yra pagrindas, tai ir yra turėt paštus, turėti vardus žmonių, kad galėtumėm toliau su jais bendrauti, kad galėtumėm jiems siūsti informaciją, kad palaikytumėm su jais ryšį, kad leistumėm mus pažinti ir tokiu būdu žmonės kuo toliau, tuo labiau iškyla poreikis, atsiranda noras bendradarbiauti su mumis. Taigi būtina mūsų viso verslo epicentras, mūsų verslo pagrindas, tai yra kontaktai, tai yra ką čia mums, ko mes čia ir paprašytume vardų ir elektroninio pašto adresų. Na ir tai čia patarčiau tą varnelę turėti būtinai. Aišku, toliau galima dėti varnelę komentuoti, gali tik užsiregistravę ir prisijungę vartotojai. Čia patarčiau nedaryti šito, nedėti varnelės, kadangi žmogus verčiamas pirmiausiai užsiregistruoti tavo puslapyje ir tik tada jis turi teisę komentuoti. Tiesą pasakius, manyčiau, kad per dideli suvaržymai jau būtų. Na ir toliau čia patarčiau taip ir palikti kaip yra. Pranešti man elektroniniu paštu, kai kas nors parašo komentarą, kol komentarų nedaug, kodėlgi ne, labai tikslinga, nebent ateitų laikas, kai tų komentarų būtų marios kiekvieną dieną, kai turėtumėm daug, kai turėsime jau daug sekėjų, kai turėsim daug žmonių, kurie domėsis tais mūsų dalykais, ką mes darom, galbūt tada nuimsim tą varnelę, nes jeigu jau ten kiekvienas komentuos ir kiekvieną kartą gausim pranešimą, tai mūsų paštas užsipildys pranešimais, bet iš tikrųjų iš pradžių kodėlgi ne. Na ir antra varnelė, kai komentaras sulaikomas, kai jį reikia patvirtinti. Čia tai tikslinga, todėl kad yra įvairūs variantai, todėl kad jeigu čia leidžiame žemiau, kada komentaras sulaikomas. Na, pirmiausia, galim uždėti čia varnelę, kad kiekvieną komentarą turėtumėm patvirtinti mes. Reiškia, komentarą žmogus parašo, bet kol mes jo nepatvirtinam, jis nesimato kitiems skaitytojams. Čia vėlgi matysim, manau, laiko bėgyje, ar ne, apsimoka tuos dalykus daryti, neapsimoka, čia reikia viską tiesiog lietimo būdu išsiaiškinti, ar ne, jeigu ten matysim, kad daug žmonių ten rašo visokius nesąmoningus komentarus, gal tada verta padėti varnelę. Jeigu ne. Komentarų sulaikymas, kaip matom, čia pasakyta, kad jeigu komentare yra, ir net nežinau, galbūt čia vertėtų parašyti vienetą netgi, daugiau negu, pamėginsiu aš vis tik tai parašyti vienetuką. Jeigu komentare yra daugiau negu viena nuoroda, kad jis būtų sulaikomas mūsų patikrinimui, nes gali būti taip, kad ateina žmonės, kurie tiesiog deda savo nuorodas, kad iš tavo blogo, ar iš tavo puslapio, ar iš tavo saito, kad nusivestų į savuosius. Taip kad vėlgi toks dalykas, nežinau, galbūt verta palikti tą vienetuką, jeigu yra viena nuoroda, nieko tokio, bet jeigu yra daugiau nuorodų, kad mūsų WordPress'as nepraleistų tokio komentaro be mūsų patikrinimo. Vėlgi žemiau čia galim surašyti sąrašą žodžių, kurių mes nenorim, kad praleistų WordPress'as, tai yra žodžiai, kurie galbūt
kažkokie neetiški, negražūs, įžeidžiantys ir taip toliau. Žodžiu, galim padaryti sąrašą ir WordPress'as suradęs tokius žodžius komentaruose, paprasčiausiai to komentaro arba tų žodžių nepraleis. Na ir čia galim uždėti varnelę, kad rodyti arba nerodyti pseudoportretus, nes jeigu tu turi portretą, tai tavo portretą rodys, kaip matot, mano portretą rodo, ar ne, nes aš įdėjau, užsiregistravau Gravatarę ir visur, kur eina kas nors, kokiam nors puslapį, kur įrašomas mano elektroninis paštas, su kuriuo aš registravausi Gravatarę, visur automatiškai iššoka nuotraukytė. Čia jūs galite paspausti šitą Gravatar ir jūs irgi užsiregistruokite, patariu tai padaryti, labai patogu ir tiesiog automatiškai visur, kur naudosit savo elektroninį paštą, ta nuotraukytė iššoka pati. Na, žmonės, jeigu uždėsim, kad rodyti pseudoportretus, jeigu turi nuotraukytę, mūsų žmonės, kurie komentuos, tai matysis nuotraukytė, jeigu neturi nuotraukytės, tai matysis vienas iš tų variantų, ar ne, gali būti tuščias, gali būti tik paslaptingasis, tik toks tarsi žmogiukas, arba gali būti kažkokie tai paveiksliukai. Čia jau kaip jūs norėsit, ką jūs pasirinksit, kas jums labiau patinka. Ir kaip ir aną kartą, kadangi puslapį žemiau ir jau man čia neleidžia pakelti daugiau aukštyn, negaliu parodyti, apačioje aišku stovi tas mėlynas klavišas, išsaugoti pakeitimus. Jeigu kažką šičia pakeitėt, aš aišku pakeičiau tą dvejetuką į vienetuką, paspaudžiam išsaugoti pakeitimus ir mūsų pakeitimai išsisaugoja. Matot, viršuje iš karto žalias toks brūkšnys, nustatymai išsaugoti. Aš ten pakeičiau, jeigu pamenat, apie nuorodas buvo 2, vis tik tai padariau 1. Toks nustatymas. Sekantis nustatymas būtų apie failus, tai yra kokias nuotraukytės, ar ne, kokio dydžio nuotraukytės turėtų būti pagal, kaip mes gaunam mūsų WordPress'ą, tai jau yra nustatyti dydžiai, kad miniatiūra bus nuo 150 pločio, 150 aukščio, nedaugiau, kad vidutinė nuotraukytė bus 300 nedaugiau ir kad didelė nuotrauka bus tokio dydžio ir nedaugiau. Šitie išmatavimai reikalingi, kadangi jeigu mes įdėtume labai ten kažkokią didelę nuotrauką, tai ji išlystų iš mūsų rėmų ir tai būtų neestetiška, neetiška ir negražu. Todėl mūsų WordPress'as mums pateikia tokius formatus ir tarkim, jeigu ten kokia miniatiūra bus, nebūtinai jos ištampyti neištampys. Čia duodamas maksimalus, riba maksimali, tai yra jeigu mes parenkam miniatiūrą, tai mums duos maksimum plotį 150 ir aukštį 150, bet gali būti, tarkim, kad mūsų nuotraukytės plotis 150, o aukštis 100. Tokią ją mes ir matysim, jos neištemps į kvadratinę, tiesiog čia duodamos ribos, kurių peržengti negali. Taigi, tie failai mums bus reikalingi, galiu čia parodyti, failų saugykla. Failai mums bus reikalingi, tos nuotraukytės mums bus reikalingos, rašant visokius straipsniukus, rašant postus, aš čia prisikėliau. Jūs tiesiog paprasčiausiai spaudžiate įkelti naują failą. Jeigu spausite įkelti naują failą, jums reiškia arba nuo savo ekrano atitempt galit failus, arba tiesiog jeigu spausit pasirinkti failus, kompiuteris jums tą, ką turit parsisiuntę į kompiuterį, galėsite įsisaugoti, atsisiųsti failus į čia. Nes kai norėsit naudot, ar ten video įrašai, ar ten nuotraukytės, kokie jie bebūtų, jūs tuos, kuriuos naudojat, turit turėti parsisiuntę į WordPress'ą, kitaip jūs jų naudot negalėsit. Reiškia, čia tarsi mūsų biblioteka. Čia forma, kur matom visą, reiškia, didelės nuotraukytis. Jeigu pakeisim formą, mes matysim nuorodas tų nuotraukyčių, nuotraukytė pati mažutė, ir matom jos nuorodą, kokia jos, reiškia, matot čia.
yra nuorodos. Galima redaguoti, galima didinti, mažinti, galima iš vis ištrinti, nutraukyti arba galima pasižiūrėti. Žodžiu, tokią biblioteką galima pavadinti, kad mes turim turėti, ar ne? Taigi, dar ką nuostatose mums reikėtų pažiūrėti ir būtinai reikėtų pažiūrėti, tai yra nuorodų struktūra. Nuorodų struktūra labai svarbus dalykas, nes tai priklausys, kaip Google'as matys mūsų nuorodas, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad ko gero automatiškai mums ateina taškelis paprastas, ar ne? Reiškia, jeigu mes jungiam puslapį, tai matytumėm Gidrym, mano atveju Gidrym, jūsų atveju matytumėt kažką, tą vardą, ką jūs pasirinkot. Bet pavyzdžiui, jeigu aš renkuosi blogą, ar ne, jeigu aš įsijungiu blogą, tai man ir matosi gidrym.com ir rašo, kad tai yra blogas, ar ne? Jeigu būtų paprastas, neduotų blogų, neduotų pavadinimų, neduotų nieko, duotų kažkokius skaičiukus ir tai visų pirma, tai atrodo negražiai, o antra, tai trukdo blogo paieškoje. Todėl šiuo atveju, aišku, galima rinktis kitus variantus, galima su diena ir pavadinimu, bet tokiu atveju, reiškia, būtų gidrym.com įrašo kažkokio posto diena ir jo pavadinimas. Bet tai būtų labai jau ilgos nuorodos, kas vėlgi nėra labai patartina. Arba galima tik mėnesį ir pavadinimą, šiek tiek trumpesnė, bet irgi pakankamai ilga. Skaitinė, tuo labiau apie nieką nesakanti, iš tikrųjų realiai patariama tiesiog padėti taškelį prie įrašo pavadinimo. Tokiu atveju bus jūsų reiškia puslapios gidrym.com, jūsų atveju bus toks, kokį jūs turit, ir skliausteliuose tuose pavadinimas. Tai yra tikslingiausia, nes tai yra neilga, bet labai tikslinga, nes yra pavadinimas ir Google paieškoje žymiai geriau užtinkamas, žymiai geriau randamas, ypač jeigu kalbam apie kažkokias tai temas, svarbės temas, kurios būna ieškomos žmonių. Tokiu atveju tas pavadinimas bus mūsų nuorodoj ir Google'as leis mus pamatyti, leis mus surasti. Tai šitoj vietoj būtinai pasirinkit įrašo pavadinimą ir aišku apačioj išsaugoti pakeitimus. Čia pas mane dar yra GetTranslator, bet apie tai jau kalbėsim toliau vėlesnėse pamokėlėse, nes šitie dalykai yra tie dalykai, kuriuos aš po to papildomai parsisiunčiau. Kol kas šitų dalykų jūs pas save net nematysit, bet apie tai kalbėsim vėliau. Ką dar reikėtų žinoti? Na, išvaizda. Labai svarbu, ką mes turim žinoti, tai yra išvaizda. Tai yra tai, kaip mūsų puslapis turi atrodyti. Na ir pirmiausias dalykas, tai yra temos. Temos tai yra, kaip matot, yra temų, čia mes matom 6, bet galima pridėti naujas, galima ieškoti tarp daugybės temų, kurios yra, kai kurios labai ten tobulos, gali būti mokamos, bet yra visa masė, didžiulė masė nemokamų temų. Aš pasirinkus šitą Vantage temą. Jūs temas galite rinktis kokias norit, galima pasižiūrėti, reiškia, tiesioginę temos informaciją, įjungti ir tiesioginę peržiūrą, tarkim, jeigu jungiam tiesioginę peržiūrą, tai jums atsivers ta tema, kokia jinai duodama. Nuo temos priklauso daug įvairių dalykų, tekstai, šriftai, kaip, matot, kai įrašinėjau, tai labai ilgai verčiasi, būčiau žinojęs, gal būčiau nevertus. Priklauso daug visokių dalykų, kokias galimybes mums duoda ta tema. Netgi šriftai, pavadinimai ir tiesiog tekstai, rašymo tekstai. Žodžiu, ir kaip ilgai verčiasi.
atsivertė. Matot, tokia būtų tokia tema, tai yra, bet jau čia, kadangi aš atidarau ir jau esu pusiau padarius tą puslapį, tai man duoda su kai kuriais parašymais, kuriuos aš turėjau. Bet iš tikrųjų pati tema tokia taip jinai atrodo. Reiškia, čia įvairūs pavadinimai duoda, čia tas, reiškia, viršus, kurio paveiksliukus galit keisti ir taip toliau. Žodžiu, aš grįžtu, nenoriu keliauti po šitą temą, nes kad po to pati ko nors neprispaudyčiau, pati ko nors nepridirbčiau. Žodžiu, pasirinkti temą galit, nebūtina pagal paveiksliukus, kadangi apatinį paveiksliuką jūs pakeisit į kokį norit. Ta, kur aš jums buvau ką tik įjungus, tai yra būtent šita tema, ką aš jums dabar rodau, tai yra ta tema aš buvau pasirinkus. Ir kaip matot, pakeičiau viską, pakeičiau spalvas, pakeičiau paveiksliuką, pakeiti visus įrašus ir, žodžiu, viską gali sureguliuoti pagal save. Jokių problemų nėra. Taip, kad pasirinksite temą, palandžiokit, pažiūrinėkit, paspaudinėkit. Reiškia, jeigu tiesioginė peržiūra, tai jums leidžia pažiūrėti, kaip ta tema atrodo. Nenoriu aš spaudyti kitų temų, kadangi tuo pat metu ir darant įrašą labai sulėtėja kompiuteris, reiškia, man pakankamai sudėtinga, bet jūs patys tiesiog visas temas galit pasižiūrėti tiesioginę peržiūrą ir jums duoda tą temą pasižiūrėti. Jeigu jums ji patiko, jeigu jūs norit, kad tokia forma būtų, o čia forma kitokia, matot, čia paveiksliukas, čia kažkur kairiai pusėje kažkokius galit įrašus daryti, ar ne. Žodžiu, kaip kas nori. Kuri tema jums patinka, parašot įjungti ir jums atsiverčia ta tema ir jau ją galėsit tvarkyti. Kaip jau sakiau, aš pasirinkus Vantage šitą temą. Kodėl man pasirodė pakankamai patogi, tuoj parodysiu, man pasirodė pakankamai patogi, kadangi čia viršui galėjau, mano tie pavadinimas ir paaiškinimas yra, logotipą pasidariau, kitą pamokėlę parodysiu, kaip tą logotipą galit pasidaryti, paprasta, 2-3 minutės ir jūsų logotipas padarytas, ar ne. Čia mes turime meniu, tokį juostą meniu, irgi gali spalvas pakeisti, kaip norit suderinti visas spalvas. Žodžiu, pagrindinis puslapis, mėginu derinti su lietuvių ispanų kalba, žiūrėsim, kaip atrodys, jeigu ne, tai galbūt teks iš vis vienus puslapius ispaniškus, kitus lietuviškus daryti. Kol kas mėginu derinti pagrindinis puslapis ir inicio, tai yra ispaniškai būtų pagrindinis puslapis, ir apačioj, kaip matot, paslaugas ir blogą padariau. Toliau čia noriu daryti vieną puslapį vien tik tai ispanų kalba ir kol kas jis pas mane tuščias. Ateityje, nes aš dar tik pradėjau dirbti šitus reikalus, ateityje aš aišku čia viską užpildysiu, surašysiu, bet šitą vieną puslapį norėjau daryti ispanų kalba. Na ir paskutinis būtų pas mane kontaktai. Aišku, jūs kaip tik norit, ką norit, galit parinkti įvairiausius variantus. Taigi, toks kontaktai tai reiškia, kad žmogus, parašykite man ir aš jums atsakysiu taip greitai, kai tik galėsiu, laukiu jūsų žinučių. Ir čia žmogus su manim susirišti gali čia pat vietoj. Tai yra, nesiūs man žinutės į mano elektroninį adresą, o aš gausiu žinutės čia pat šitam puslapyje. Jis irgi vėlgi įrašo savo vardą, įrašo savo e-mailą ir parašo žinutę ir paspaudžia siųsti. Aš gaunu čia pat puslapyje žinutės, aš galiu čia pat atsakyti, galiu parašyti jam žmogui elektroninį paštą. Ir vėlgi mūsų pagrindinis tikslas - rinkti žmonių vardus, žmonių, kurie domisi, ir elektroninius paštus, kad palaikytų su jais kontaktą. Bet apie tai dar mes daug kalbėsim, šiandien ne šitą tema, bet kad palaikytų su jais kontaktą, kad leist mus pažinti, kad jie galėtų mus pažinti, kad jie galėtų pamatyti, ką mes veikiam, kuo mes domimės, kokie mes ir taip toliau. Žodžiu, mūsų pagrindinis dalykas tai yra kontaktai. Pirmai pradžiai kontaktai,
po to tie kontaktai palaipsniui su laiku virs mūsų, ne visi, be abejo, niekada visko nebus pilnai, bet palaipsniui virs mūsų, dalis iš jų virs mūsų kolegom, virs žmonėmis, su kuriais darysim bendrą verslą. Taigi, reiškia, pasirinkat temą ir pasirinkę temą ją reikės konfigūruoti. Konfigūruoti tai reiškia, kad po trupučiuką keliausit per visus šitus skyriukus ir viską po trupučiuką dėliosit. Kiekviena tema, jeigu kita tema, čia aš labai smulkiai, detaliai negaliu jums paaiškinti, kodėl. Todėl, kad kiekviena tema, kiekviena tema turi kažką savo, turi kažką kitokio, yra trupučiuką kitaip. Todėl tiesiog patariu, aišku, temos bus, kaip matot, jau angliškai, kai kas angliškai, kai kas lietuviškai, kadangi tema pati savyje turi daug visokių nustatymų, todėl, ko nesuprantat, žodyno pagalba išsiverskit ir eikit reiškia, bus skirtingi dalykai čia, nes skirtingos temos savyje turi skirtingus dalykus, bet po vieną imkit nuo pirmo, junkit ir žiūrėkit, ką galima padaryti, kitaip neįmanoma, nes kitokia tema ir kitokie nustatymai. Reiškia, pasirinko temą, einat į nustatymus ir nuo pat pirmo jungiam. Tinklapis, ką čia duoda? Tinklapio pavadinimas. Čia irgi, prisimenat, nustatymuose buvo galima parašyti pavadinimas ir apibūdinimas. Čia irgi dar viena vieta, kur tą patį pavadinimą, o čia Gidream ir mato čia Gidream, ar ne? Čia tinklapio apibūdinimas, kam jis skirtas, kam jis reikalingas, kiekvienas sugalvojam kaip norim. Aš nenoriu minėti kompanijos čia, nes tinklapis tai nesupažindint su kompanija, o supažindint su manim, su tuo, ką aš veikiu, kas mane domina. Daug kartų mes kartuosim apie tai, kalbėsim labai daug kartų, daugybėje mokyklėlių, kad to tinklapio, tiek blogo pagrindinė užduotis yra susipažinti su mumis, ne su kompanija, kurioje dirbam. Todėl, keičiam pavadinimus, apibūdinimą ir čia matot apačioj, turbūt matosi, ar ne? Čia žemai toks kvadračiukas, galima įdėti mažytį paveiksliuką, nutraukytę ar dar kažką ir kokią arba nieko, jeigu nieko neįdėsit, nieko ir nebus, bet jeigu įdėsit kažkokią mažutę nutraukytę, tai ta nutraukytė, kaip matot, matosi čia viršui, kur yra jūsų reiškia pavadinimas, matot, aš įėjus į kontaktus, tai taip ten man ir rašo kontaktai, ar ne? Ir šalia ta nuotraukytė, tai va ta nuotraukytė būtų čia. Čia galima pašalinti, jeigu spaudžiu pašalinti, tai tiesiog jinai išnyks, nieko nebus, paprasčiausiai nieko nebus. Galima paspausti pakeist paveikslėlį, vadinasi, jeigu spaudžiu pakeist paveikslėlį, tai galiu įdėti kitokį paveiksliuką. Ir čia rodo kaip pavyzdį, ar ne, kad bus www, taškas ir paveiksliukas. Būtent taip ir yra. Ne? Toliau eikit per kiekvieną iš šitą variantų, nes antraštės, pavyzdžiui, paveikslėlis. Čia buvo antraštės paveikslėlis visai kitoks. Man jis netiko, nepatiko. Aš įdėjau plunksną, nes pagal mane, pagal tai, ką aš noriu išgauti šito puslapio, tai yra daugiausia, ko man reikia iš šito puslapio, tai noriu suteikti žmonėms galimybę sužinoti, išmokti, kažką supras daugiau. Netgi žadu akademiją atskirą puslapiuką, šitam puslapį dar vieną puslapiuką padaryti kaip akademiją, įvairius paaiškinimus, kas kaip, kas ką, daug visokių dalykų. Ir ta plunksna man simbolizuoja mokymą. Čia plunksna, aišku, ne tokia kaip senoviai rašymo plunksna būdavo, bet vis tiek plunksna man simbolizuoja mokymą. Todėl aš pasirinkau tokį paveiksliuką, bet jūs paveiksliuką galite pasirinkti, kokį tik tai norit. Aišku, pirmiausia, turėsit jį įkelti į jūsų
į jūsų failus, ar ne. Tai čia galimybė slėpti paveikslėlį, galimybė pridėti naują paveikslėlį, reiškia, šitas nepatinka, pakeičiate į kitokį, žodžiu, kokį tik norit. Fono paveikslėlis. Aš šiuo atveju, matot, neturiu jokio fono paveikslėlio, nėra jokio fono, jeigu žiūrim, tai čia, tai fono paveikslėlis, tai būtų tai, kas yra, čia kur dabar balta, matot, balta, tai būtų kažkoks įdėtas, jeigu būtų fonas, tai būtų matyt, na, šiuo atveju aš nenoriu, nes nenorėjau, bet galiu parodyti, kaip tai atrodytų, jeigu aš pasirinku fono paveikslėlį, nu kokį čia mes galim pasirinkti, kokį nors, aš net nežinau, tamsų šviesų ar kokį čia reikėtų, neįsivaizduoju, koks geriau atrodytų, na, tarkim, jeigu tamsų parinksiu, nežinau kaip bus, nežinau kaip atrodys, jeigu parinksiu tamsų paveikslėlį, neįsivaizduoju kaip atrodys, na, tarkim, pasirinku paveikslėlį. Taip. Aha. Matot ir kaip pasidarė juoda viskas. Gal visai ir nieko, ką čia gali žinot. Žodžiu, fono paveikslėlis tai yra tai, nagi. Ir jeigu norim, čia jau mums kažkiek rodo, kaip turėtų atrodyti, ar ne, su fono paveikslėliu. Bet jeigu norim pasižiūrėti, einam į tą šalutinį atidarytą langą ir jį atnaujinam. Kai atnaujinam langą, nors aš neužfiksavau, gal nežinau, ar pasirodys. Nepasirodė, nes aš ten neužfiksavau. Aha, supratau. Nepasirodė man fonas, nes neužfiksavau. Iš tikrųjų, ko gero ir nenoriu aš jo palikti. Bet, žodžiu, jeigu aš jį palikčiau, tai vat būtų toksai. Įklijuojamam foną. Na, aš parinkau labai juodą, tai gavosi juodai. Žodžiu, čia kaip tik tai, kam šauna į galvą. Galbūt rasit kažkokį tai tinkamą paveiksliuką, kuris jums gražus, geras atrodys, tinkamas ir švelnus koks nors, arba kaip sykis ryškus. Nežinau, čia žodžiu fantazija, ar ne? Taip, toliau visi tokie nustatymai, einat per kiekvieną nustatymą ir žiūrit, kokias galimybės suteiks jūsų tema. Nes, kaip minėjau, kaip sakiau, kiekviena tema yra skirtinga, kiekviena tema kitokia ir kiekviena tema duoda skirtingas galimybės. Reiškia, negaliu paaiškinti, jeigu rinktumėtės tiksliai tokią kaip mano, tai tada būtų visi paaiškinimai tikslus, ar ne? Bet jeigu jūs renkatės kitokią temą, tai gausit kitokius variantus, kitokias galimybės. Faktas tas, kad spauskit, ieškokit, žiūrėkit, nagrinėkit, ką čia galima įkelti, ką negalima, ką galima padaryti ir taip toliau. Tai va. Na, kas labai svarbu, meniu. Reikia žinot, kaip valdyti meniu ir trumpai apsistosim ties šituo. Iš pradžių ten bus galbūt, vėlgi priklausomai nuo temų, gal bus vienas pavadinimas tame meniu, gal bus kitas. Jūs visus ištrinkit ir rašykit sukurti naują meniu. Ir čia sukursit visus meniu, kokius jūs tik norit. Tai yra, rašot meniu pavadinimą, na, ten pagrindinis puslapis, arba blogas, arba kažkokie tai paslaugos, arba kažkokie, nežinau, dar kas nors, kontaktai. Žodžiu, viską, ką tik norėsit rašyti. Na, pirmai pradžiai gal daug nebus, pirmai pradžiai bus ten kokie nors kontaktai, pagrindinis puslapis ir blogas, ar dar kažkas. Žodžiu, kas tik šauna į galvą. Rašot meniu, įrašot meniu pavadinimą, paspaudžiat sukurti meniu ir tas meniu prisideda, reiškia prisidės, tuoj palaukit,
prisidės čia kairiai pusėje, ne, va čia, va, kur visas, mano yra 5 meniu, tai va visi 5 ir prisideda. Kai prisideda visi tie meniu, ką jūs sugalvojat, nu, aš čia todo en español, tai čia ispaniškas tas, kaip sakiau, puslapis, toliau blogas, toliau paslaugos, toliau pagrindinis puslapis ir kontaktai. Pirmai pradžiai, po to be abejo, bėgant laikui atsiras daugiau idėjų, atsiras daugiau poreikių, galim bet kuriuo metu pridėti kiek tik norit meniu. Ir toliau, jeigu rašot pridėti meniu, jūs gausit galimybę iš šitos pusės atsislinkti va šitokius, va matot, va jie judantys tokie, kaip čia pasakyti, tokie meniu pavadinimas, bet judantys. Kodėl jie ne vienoj linijoje? Visi šiti mūsų meniu, kurie stovi, vat matot, pirmoj eilėj, jie bus kaip pagrindiniai. Tai yra, juos matysit vat šitoj meniu juostoj. Pas mane jinai juoda, jūs galėsit pakeisti kokią norę spalvą. Jūs, matot, mes pirmoj šitoj pagrindinėje juostoj matosi pagrindinis puslapis, viskas ispaniškai čia reikštų ir kontaktai. Nieko daugiau nesimato. Nors aš, kaip jums sakiau, yra 5 meniu, ar ne? Jeigu šitus vat, kitus meniu irgi patraukiu į pirmą liniją, nepasitraukia. Kadangi įrašinėjau, tai nelabai man leidžia pagauti ir neleidžia patraukti. Nieko savo. Leidžia patraukti, bet neužsifiksuoja. Kame čia reikalas. Nu, įrašinėjant man čia viskas labai neleidžia patraukti, nors tu ką nori. Bloga leido patraukti. Jeigu patrauki visus, jeigu aš visus patraukčiau, kažkodėl, gal dabar ir šitą leis patraukti. Leido patraukti. Matot, jeigu visus patrauki į pirmą liniją ir paspaudė apačioj išsaugoti meniu, tai jie visi ir matysis toje meniu. Tai yra, kol kas jie nesimato, bet jeigu aš juos atnaujinu, lėtai veikia su įrašymu. Jeigu aš juos atnaujinu, matot, visi man ir išlindo čia, visi susirašė į vieną liniją. Visi tie meniu čia ir yra. Bet aš nenoriu, kad jie visi matytųsi. Aš, pavyzdžiui, paslaugų nenoriu, kad jos matytųsi. Kodėl? Todėl, kad į paslaugas aš įkėliau, ir nežinau, ar nepakeisiu, bet kol kas į paslaugas įkėliau informaciją apie mūsų kompaniją. Tai yra, iš Infinity Team tuos puslapius sukėliau. Tikrai stulbinantis rezultatas. Čia įkėliau tą video, jeigu čia paspaustume, nu, aš ne, žinot, tie, kurie Infinity Team yra užsiregistravę, tai žinosit, apie kokį video kalbu, ar ne, nes nenoriu jungti. Nu, galiu pamėginti jungti, bet kadangi įrašinėjau, tai labai lėtai veikia. Matosi, pakankamai greitai suveikia. Reiškia, paspaudi tą klavišiuką ir pasirodo šitas video, ar ne? Bet ir ten įdėdama nuorodą, šito puslapio nuorodą, įdėjau, kad jeigu paspaudžia žmogus klavišą, ir taip patartina, ateityje dar smulkinsimės, mokinsimės, šiandien ir taip labai ilgas video, jau beveik valandą, taip kad dar daugiau smulkinsimės ateityje. Bet faktas tas, kad padaryti galima, yra variantas, kai įrašinėjai nuorodą, yra variantas, kad ta nuoroda atsidarytų kitam lange, ne tam pačiam, nes jeigu jūs paliksit, kad nuoroda atsidarytų tam pačiam lange, žmogus išėjo automatiškai iš jūsų puslapio, pažiūrės tą video, išjungs langą ir neliks jūsų puslapyje. Todėl visada, kada bedėtumėt kokią nors nuorodą, būtinai parinkit variantą, kad ta nuoroda atsidarytų kitam lange. Ne tam pačiam pasikeistų, o atsidarytų naujam lange. Tokiu atveju pažiūrėjo video žmogus, išjungė tą langą ir vėl automatiškai grįžo čia, kur buvo. Tai reiškia, šitos mano paslaugos aš čia paslėpiau, kabutėse paslėpiau, reiškia visus šitus tuos didelius puslapius apie mūsų kompaniją, ar ne? Čia video,
čia įkėliau tą kitą, vėlgi matot, kitam lange, naujam lange atsidaro, būtinai naudokite šitą paslaugą, kad atsidarinėtų naujam lange, kad neatsidarytų jokių būdų tam pačiam lange, nes atidarant tam pačiam lange žmogus, pametat žmogus pažiūrėjo tą nuorodą ir iškeliavo. Ir jau jis išėjo iš jūsų puslapio, taip kad įsidėmėkit visiems laikam, būtinai nuorodas dėkit, kad atsidarytų nuorodos naujam lange. Va matot, čia kitas puslapis, ar ne, įdėtas. Ir vėlgi, aš jį pažiūrėjau, uždarau tą langą, kaip ir kiekvienas žmogus gali uždaryti, uždarau tą langą ir neužsidaro. Uždarau tą langą ir žmogus vėl uždaręs langą grįžo į jūsų. Taip kad šitą įsidėmėkit visam laikui. Taigi, vadinasi, bet aš nenoriu, kad tos paslaugos, kad ta informacija apie Žanes kompaniją būtų taip iš karto labai matoma. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų blogo ir puslapio tikslas nesupažinint su kompanija, o su manim. Tai be galo svarbu, nes žmonės eina paskui žmonės, esu tikra, kad girdėjot. Tai ką darau? Va šitą juostelę, šitą juostelę patraukiu, ne aukštyn, o į šoną. Ir blogą gal ir nereikia patraukti į šoną. Na, net nežinau, vėlgi, kiekvieno fantazija, kaip jums patogiau, kad paslaugas noriu traukti į šoną, tai tikrai, kad nebūtų pirmoj vietoj, tai tikrai, blogą tarkim paliksiu. Ir vėlgi spaudžiu apačioj išsaugoti meniu, einu į mano šitą puslapį, kuriam viską matau, kol kas nepasitraukė paslaugos, bet kai padarau atnaujinu puslapį, tai mano paslaugos pasislėpia. Nėra. Paslaugų nėra. Jos pasislėpė po pagrindiniu puslapiu. Jeigu užvedu rodiklėlę ant pagrindinio puslapio, tada jau man išlenda, pasirodo paslaugos. Jeigu ne, man jos nesimato. Blogą galiu paslėpti, galiu neslėpti. Žodžiu, įvairios galimybės, kokias tik tai norit, pasirinkat, kaip tik tai norit. Na ir paskutinė, dar porą minučių jau kantrybės, žinau, kad sudėtinga išklausyti tiek daug informacijos, noriu pasakyti tik tai dar kai ką, ir ne, iš tikrųjų tai reikia dar daug ką pasakyti, bet noriu dar apie valdiklius. Valdikliai tai yra būtent šitos paslaugos, šita valdiklių paslauga labai priklauso būtent nuo temos, kurią pasirinkat. Vienos temos turi vienokius valdiklius, kitos temos turi kitokius valdiklius, todėl irgi negaliu detaliai išaiškinti. Faktas tas, kad jeigu rašo hero, reiškia, jeigu įkelsit ką nors, tai įkelsit į šitą pagrindinį mūsų paveiksliuką. Kad suprastumėt geriau, ką noriu pasakyti, aš jums parodysiu, kaip tai pasidaro. Surandam, pavyzdžiui, kalendorius yra visur. Paimam tą kalendorių ir tempiam jį aukštyn į tą hero. Ir jeigu mes įdėsim kalendorių, į hero, ir čia, aišku, reikia parašyti, kad tai yra kalendorius, ar ne, tarkim, parašom kalendorius ir, tarkim, noriu tik, man šito čia nereikia, aš tik noriu parodyti, kokios galimybės. Ir spaudžiam išsaugoti, einam į mūsų tą pagrindinį puslapį, jį atnaujinam ir pamatysit, kad tai, ką atitempiam į tą sritį, mums įsiklijavo. Ir, kaip lėtai dirba ir visai neįsiklijavo. Išsaugoti ir neišsisaugojo. Dar kartą spaudžiu išsaugoti, kažkodėl neišsisaugojo. Nežinau, kodėl neišsisaugojo, tiesą pasakius. Gal aš apačioj įdėjau? Ne, turėjo išsisaugoti, nežinau, kodėl neišsisaugojo. Dar kartą atnaujinam, gal dabar bus išsisaugojęs. Labai kompiuteris blogai dirba, nes įrašinėjo ir neįsisaugoja.
Žodžiu, jeigu kompiuteris dirbtų gerai, todėl, kad aš ne ten randuosi, todėl, kad aš ne pagrindiniam puslapį. Va, matot. Ir tas kalendorius įkrito man į šitą paveikslą, ar ne, į šitą pagrindinio puslapio paveikslą. Matot, vat ką reiškia, labai lėtai veikia su įrašymu, labai ir kompiuterio savo dar neturiu, taip kad su įrašymu labai. Matot, įsidėjo kalendorius čia. Ar ne? Man nepatiko, tarkim, čia labai išsiplečia, negražu, man nepatinka, tada vėl grįžtu prie tų valdiklių ir ką padarau, tiesiog ištrinu ir kalendoriaus jau ten nebėra. Galbūt man geriau patiktų tą kalendorių, pasiimu iš čia žemai vėlgi, pasiimu aš jį, atsitempiu visus šitus dalykus, tiesiog tampom. Atitempiam. Atsitempiu, kur aš jį norėčiau aukštyn, tarkim, kur nors čia įkeliausim, ar ne? Viršui, šone viršui. Pavadinimas kalendorius. Rašom kalendorius. Išsaugoti ir žiūrim, kas mums gausis dabar. Ta prasme, ir taip mėginat, atitempėt visokius žodynus, kalendorius, ir čia, ko nesuprantat pavadinimų, verskitės, nežinau, ar įsisaugojo, tuoj patikrinsim, vėlgi atnaujinam puslapį, visą laiką reikia atnaujinti, nes kol neatnaujinom, tol nematysim mūsų pakeitimų. Ir, kaip matot, jau kalendorius iš mūsų to pabėgo iš to viršutinės dalies, bet aš jį įdėjau ten šone, va matot, čia šone jis daug geriau atrodo, negu būtų buvęs viršui. Žodžiu, kaitaliot galim visaip kaip. Toliau lygiai taip pat su vienu iš tokių, kaip matot, naujausi įrašai. Vėlgi, čia rasit daugelis naujausi įrašai, yra praktiškai beveik visose temose, reiškia, randat naujausi įrašai, atitempėt naujausius įrašus čia ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai jūs bloge parašysit kokį nors straipsnį, tai to straipsnio pavadinimas ir parašymo data jums pirmam puslapį irgi matysis. Tarkim, jeigu aš dabar einu į savo blogą, tai vat mano bloge yra šitas straipsnis, šitas naujausias įrašas, blogas, ar ne, 5 paprasti, bet beprasmiai dalykai. Ir jeigu aš jį noriu perskaityti, kadangi prisimenat, aš sakiau nurodymuose, kad aš noriu, kad įrašų matytųsi tik tai pradžia. Nori skaityti, jung klavišą ir matysi viską. Tai taip ir yra, reiškia, įrašų. Mano tas paskutinis įrašas, kuris matosi pirmam puslapį, paspaudžiu, kad skaityti visą ir tada aš galiu skaityti visą mano įrašą. Ta prasme, ir apačioje įrašo įrašyti komentarą. Kadangi aš čia lankausi kaip administratorius, tai aš galiu rašyti komentarą be jokių, sakykime, be tų prisimenat, buvo reikalavimas, kad rašyti komentarą gali tik tuo atveju, jeigu tu įrašai savo vardą ir elektroninį paštą. Taip kad jeigu čia norės rašyti komentarą kažkas kitas, ne aš, tai dar šalia komentaro bus vienas langas įrašymui vardo, kitas langas įrašymui elektroninių pašto. Ir tada jau gali įrašyti komentarą. Žodžiu, tokia galimybė. Toliau sekanti galimybė, ką aš irgi pasirinkau, nežinau ar paliksiu, matysim, yra vėlgi sekančioj mokyklėlėj mes mokinsimės apie tai, ką papildomai reikia instaliuoti, parsisiųsti į šitą WordPressą, kad turėtumėm daugiau galimybių. Ir vienas iš tų papildomų dalykų tai yra Facebooko langas, Facebooko langelis. Vėlgi aš jis būna čia, va,
toj kairiai pusėje jie neaktyvūs, kai nori kažkurį suaktyvinti, tai jį imi iš čia, kaip matėt su tuo kalendorium, ir traukia į tą vietą, kur nori, kad jis būtų aktyvus. Taigi, Facebooko langelis, ką reiškia tas Facebooko langelis, tai vėlgi po naujausiais postais, reiškia, žmonės turi galimybę matyti tai, ką aš rašau Facebook'e. Savo puslapį, Facebooko puslapyje. Sekite mus Facebooko puslapyje. Ir, kaip matot, čia žmogus gali matyti mano visus straipsniukus, visus postus, kuriuos aš kažkada įkėliau ir keliu Facebooko puslapyje. Čia tiesiai iš čia žmonės gali tiesiog matyti tai, ką publikuoju savo Facebooko puslapyje. Čia gali net komentuoti tiesiai iš čia, dalintis tą informaciją tiesiai iš čia, laikint gali tiesiai iš čia, tai yra būdami mano šitam puslapyje, žmonės gali, mano vartotojai, mano lankytojai gali matyti mano Facebooko puslapį. Ar jį paliksiu? Matysim, kaip bus, paliksiu ar nepaliksiu, matysim, kaip bus, bet norėjau jums būtinai parodyti, kad tokia galimybė yra. Na ir paskutinė smulkmenėlė, kurią labai trumpai noriu peržvelgti 1 minutę ir baigsim. Daugiau mokyklų darysim, daugiau dalykų aiškinsimės, bet dar vieną mažą, tai yra apie įrašus. Ir kuo skiriasi puslapiai ir kuo skiriasi įrašai. Puslapiai tai yra tie statiniai dalykai, kurie matysis jūsų meniu. Tai yra kaip blogas vienas puslapis, tai yra kaip pagrindinis puslapis ir taip toliau. Įrašai, tai jau čia kalbame apie įrašus, tai yra apie, jeigu Facebookas būtų, tai būtų postai. O čia straipsniukai, gali būti straipsnio pavidalas, gali būti nuotraukos pavidalas, gali būti ir straipsnis, ir nuotrauka, gali būti video, gali būti bet kokia kitokia forma. Tai yra įrašai, tai yra tai, ką tu įrašai kažkuriam iš tavo puslapių. Įrašas įsiklijuoja į kažkurį tai iš tavo puslapių, ar ne? Na ir jeigu spaudžiam naują įrašą, noriu dar trumpai apie tai, nes noriu, kad dabar savaitę laiko manęs nebus, noriu, kad per tą savaitę padirbėtumėt, kad per tą savaitę susireguliuotumėt, čia nusistatytumėt, pasirinktumėt temas, padarytumėt nors po vieną kitą įrašą, išsinagrinėtumėt viską, ką šiandien kalbėjom, ir iš tikrųjų matytumėt, kokie jums kyla klausimai, kas dar jums tai buvo labai neaišku, kas dar reikės daugiau aiškinti, kad pradėtumėt dirbti, kad pradėtumėt kurti tą jūsų branduolį, ar ne, tą jūsų... Dar ir valiklis man įsijungia šitau, kad norėjai. Kad pradėtumėt kurti tą jūsų branduolį, tą pagrindinį dalyką, tą jūsų vardą, kad pradėtumėt kurti po trupučiuką jūsų vardą, kad pradėtumėt daryti dalykus, kurių dėka žmonės galės jūs pažinti ir suprasti ir žinot, ką jūs mastot, ką jūs galvojat. Taigi, naujas įrašas. Įsijungiat naują įrašą, matot čia įrašai ir kurti naują. Ir tiesiog rašot, galima nukopijuoti, galima susirasti įvairių straipsnių apie viską, apie ką tik norit. Įveskite pavadinimą, straipsnio pavadinimas. Toliau, jeigu norit įdėti nuotraukytę, spaudžiat įterpti failą. Nenoriu spausti, nes vėl lėtinsiu darbą, bet jeigu paspausit, tai iš karto duoda, paspausiu tik to. Iš karto duoda jūsų biblioteką vietinę. Ir labai jau lėtai verčiasi, taip ir žinojau. Nes kai darai įrašą ir dar kompiuteris lėtas ir ne mano, tai visai nenori manęs klausyti. Nu kągi. Va, pagaliau. Matot, pasirenkat tą failą, kokį norit, ar tai nuotraukytę, ar tai kažkokį tai video, ar tai kažką, ir spausit apačioj rasit įterpti failą ir įterps jums tą failą. Duos, reiškia,
įklijuoti ir čia įsiklijuos failas. Pasirinksi dydį, mini, prisimena, ten nustatymuose buvo 3 dydžiai, mini, vidutinis ir didelis. Jeigu didelį, tai bus per visą langą. Jeigu vidutinis, tai irgi pakankamai didelis. Jeigu mini, tai bus tokia nuotraukytė nedidelė. Žodžiu, įterpėt failą. O toliau rašot. Tekstą rašyti, manau, problemų nėra. Galima parašyti kitur ir įklijuoti čia, galima tiesiai čia rašyti. Parašysi tekstą, jį galima paryškinti, palenkti, galima kažkoks numeravimas ten su numeriukais, be numeriukų, tik su taškeliais, lygiuoti į kairę, lygiuoti į vidurį, lygiuoti į dešinę, galima įkelti kažkokią nuorodą, kad jūsų tam tekste, nežinau, ten apie kažką tai rašot ir norit kažką parodyti papildomo, tai tam tekste dėka šito ženkliuko įkeliat nuorodą ir jeigu paspaus tą teksto dalelytę, ar ne, ten žodis, 2-3 žodžiai gali būti, paspaus tuos žodžius, nuorodą nukels kažkur tai kažką pažiūrėti. Bet čia, jeigu naudosite šitų dar kartą, nepamirškit, kad nuoroda atsidarytų kitam lange, naujam lange. Būtinai visada jums duos tokį, matot, va čia įterpti URL nuorodą ir nuorodos nustatymai. Ir būtinai dėkit varnelę čia, atidaryti nuorodą naujame skirtuke, naujame lange, kaip aš vadinu. Nes jeigu neįdėsit atidaryti nuorodą naujame lange, žmogus tiesiog nueis, paskaitys, išjungs ir automatiškai išėjęs iš jūsų puslapio. Tai čia labai svarbus momentas, ar ne? Na ir aišku, tą jūsų įrašą, kurį darot, jūs galėsit pasirinkti, kur norit jį įkelti, ar ne? Tai va. Žodžiu, ką dar reikia žinot? Galbūt darėt įrašą, galbūt suabejojot, galbūt pritrūko laiko, galbūt nenorit dabar publikuoti, tai vėlgi turit galimybę tą įrašą išsaugoti kaip juodraštį. Įrašo būsena, matot, įrašo būsena, juodraštis. Jeigu parašysit gerai, jis išsisaugos kaip juodraštis, o tai reiškia, kad viešai jis nebus matomas. Jūs jį išsaugojot kaip juodraštį, kitą dieną atėję arba kitų metų atėję, tą juodraštį pabaigsit, pataisysit, ar nereikės taisyti, ar tiesiog nepabaigtas, ar kažko trūko, papildot, padarot ir tada jau galit publikuoti. Matomumas, vėlgi matomumas. Gali būti viešas, reiškia, jeigu padarėt viešą, tai bet kas atėjęs į jūsų puslapį, jūsų įrašą matys. Galit padaryti, kad būtų apsaugotas slaptažodžiu, reiškia, kažkokį straipsnį, kažkokį svarbų dalyką parašėt ir nenorit, kad jį matytų visi, jį apsaugojat slaptažodį ir tik tie, kas žinos slaptažodį, galės matyti jūsų tą straipsnį. Arba privatus. Prisimenat, pradžioj nurodymuose sakiau, kad gali žmonės registruotis ir jeigu jie užsiregistruoja kaip skaitytojai jūsų puslapio, jie turės galimybę matyti daugiau, negu mato šiaip atėję užklydę lankytojai. Tai vat būtent, jeigu padarėt straipsnį privatų, tai šitą straipsnį jūsų užsiregistravę lankytojai jau jį galės matyti. Ir žmogus, aišku, užsiregistruoja, jeigu jis nori kažką daugiau žinoti, daugiau supras, daugiau pamatyti, daugiau sužinoti, ar ne? Tai va, irgi galima tokia galimybė. Toliau dar vienas dalykas, tai yra kada skelbti. Jeigu stovi paskelbti nedelsiant, reiškia, kada jūs tą straipsnį parašėt ir pasakėt paskelbti, tai jis bus skelbiamas dabar. Tačiau galbūt taip, kad jūs kažkokį straipsnį parašėt ir nenorit skelbti šiandieną, o galbūt jūs norit pripratinti jūsų lankytojus, jūsų skaitytojus, kad jie priprastų, kad pavyzdžiui, kiekvieną antradienį 6 val. Vakaro skelbiamas naujas straipsnis kažkoks, ar ten naujas video. Beje, labai būtinai dar vėlgi kalbėsim mokyklėlėse, kad labai verta daryti video įvairiausių ir straipsnius derinti su video. Vieną kartą straipsnis, kitą kartą video daug, video labai padeda.
Tai galbūt norit pripratinti, kad kiekvieną antradienį yra naujas straipsnis, o kiekvieną trečiadienį naujas video. Tai parašėt straipsnį ir, tarkim, įrašot datą, kada jis turėtų būti paskelbtas. Nebūtinai rašyti tuo momentu, kai skelbėt. Galima parašyti 5 straipsnius ir juos kiekvieną iš jų užprogramuoti, kad vieną antradienį vienas ten 6 val. Sekantį antradienį 6 val. Kitas, sekantį antradienį dar kitą antradienį 6 val. Trečias ir taip toliau. Tiesiog užprogramuojam, kada jie bus paskelbti skaitytojams, o juos parašyti galima iš karto visus. Ir taip labai patogu pripratinti žmonės, pripratinti jūs tuos pastovius lankytojus, kad jie žinos, aha, antradienio vakaras bus naujas straipsnis, ketvirtadienio vakaras bus naujas video. Ir kai žmonės domisi, jie pripranta, tiesiog gaunasi įprotis, jau jam yra poreikis ateit paskaityti arba ateit paklausyti, pažiūrėti. Žodžiu, tokia paslauga. Ar ne? Va. Na ir jeigu jau paskelbti nedelsiant ir jau viskas tvarkoj, rašot paskelbti, spaudžiat ir jūsų straipsniukas pasiskelbia. Arba pasiskelbia dabar, arba pasiskelbs pagal tą datą, ar tą dieną, ar tą valandą, kurią įrašysit. Nu, mes čia, kaip prisimenat, parinkę formą standartinis, ten, kur buvo nustatymuose pačioj pradžioj. Tai kol kas ir standartinis, standartinis aš manau pakankamai geras, kadangi jame galima derinti viską. Tiek video, tiek paveiksliukus, tiek tekstą, tiek viską, tiek įdėti nuorodas ir visą kitą citatas ir ką tik nori. Taip kad manyčiau, kad tas standartinis pakankamai geras. Na, čia galima parinkti kategoriją, kol kas, kol jų nėra, bet galima sukurti naują kategoriją. Įrašant čia ir kurti pirmiausiai kategorijos pavadinimą, o po to kurti. Kai bus kategorijos, reiškia, kiekvieną straipsniuką galėsit priskirti, parašėt ten straipsnis apie sveikatą, arba straipsnis apie mitybą, tarkim, ar ne. Nu ir įrašo tada mitybos kategoriją ir parašėt straipsnį ir jeigu tą straipsnį norit nukreipti į mitybą kategoriją, reiškia, šitą kategoriją priklijuojat šitam straipsniui ir kai žmogus ateityje ieškos straipsnių, kai ateityje galbūt po kažkurio laiko turėsit 100, 500, 1000 įvairiausių straipsnių, tai bus labai patogu atrinkti, surasti straipsnius tik apie mitybą, arba straipsnius tik apie sveikatą, arba straipsnius tik tai psichologinė tema, arba straipsnius motyvacinė tema, arba kas tik jums šauna į galvą. Ar nereiškia, tada jau rinksit kategorijas ir jas klijuosit prie straipsnių ir automatiškai tie straipsniai subėga visi į tą pagal kategoriją, galima atrasti visus straipsnius. Na va. Tai vat tokios galimybės. Noriu paprašyti, kad pradėkit veikti, nes laukti nėra kur, laukti nėra ko. Čia dar tik pradinė pamokėlė, būtinai bus daugiau, nes dar mokinsimės apie įskiepus, kokius įskiepus galima įdiegti, kokias papildomas paslaugas tie įskiepai darys, daug plačiau galimybių visokiausių tie įskiepai duoda ir matysit, kiek visokių dar dalykų bus galima padaryti. Bet aš manau, kad savaitėj darbo, čia dabar sočiai jums užtenka, pasirinkit temą, pasirinkit paveiksliukus ir visokius kitokius dalykus, iš kur parsisiųst paveiksliukų grupėje, Facebooko grupėje yra. Aš ten įkėliau pirmam tam poste, atsidarykit pirmą postą, rasit iš kur parsisiųst gerų kokybiškų leidžiamų paveiksliukų, nuotraukų, kurios, ten yra puslapis, kuris yra specialiai skirtas tam, kad žmonės galėtų tas nuotraukas kokybiškas, geras parsisiųst ir naudot, ta prasme specialiai tam skirtos nuotraukos, be jokių ten autorinių teisių ir taip toliau, specialiai žmonėms skirta naudojimui. Taigi, na kągi, šiai dienai tiek. Jeigu norit palandžiot po mano puslapį, tai jau žinot, kur ieškoti, ar ne.
www.gidream.com ir galit palandžiot, pažiūrėt, rasit kažkokią pradžią jau padarytą. Aišku, jūs nematysit šitos visos linijos, nes šita visa linija matoma tik tai administratoriui, savam jūs matysit, savam galėsit viską čia daryti, o manam jūs nieko nematysit, būsit kaip vartotojai, skaitytojai ir lankytojai. Galit palandžiot, pažiūrėt. Būtinai dar kalbėsim apie logo padarymą, kur irgi Facebooko pirmam poste yra nuoroda į tą tinklapį, puslapį, kuris yra specialiai sukurtas tam, kad žmonės galėtų pasidaryti savo logotipus per minutę, 2, 3, 5, jeigu palandžiosi daugiau, ten daug visokių variantų yra. Tai va, kągi, linkiu gero ir sėkmingo darbelio, tikiuosi, kad pavyks, tikiuosi, kad galėsit išliet savo fantaziją, ar ne, galėsit keist, daryt, kurt. Iš tikrųjų malonu, būna įdomu ir kai prilimpi, tai negali atsitraukti. Kągi, sėkmingo, gero, kokybiško darbo. Klausimų bus, susirašykit, ieškosim atsakymų ir iki sekančių pamokėlių. Iki malonaus.